Tad ką tokio skanaus galima pagaminti studentam? Mano šios dienos užduotis yra labai paprastai, bet aišku ir skaniai. Šiuolaikiniai studentai tikrai valgo ne tik dešreles ir ne tik bulves, bet ir randa savo šaldytuvuose kartais ir avokadą, ir mango vaisių, ir kriaušių. Tad koks šiandien patiekalas? Aš nutariau, kad šiandien galima pagaminti tortilijas, būtent užkandį, greitą užkandį vakarėliui, o studentai tikrai jų turi nemažai per savo gyvenimą. Ir iš tėvukų parsivežę skanios keptos vištienos arba kitos mėsos. Taip pat reikės nusipirkti tortilijų, sūrio turbūt irgi galima rasti kiekvieno studento šaldytuve. Ir yra 3 skirtingi įdarai. Aš jums papasakosiu apie kiekvieną. Vienas, jeigu jūs turite labai daug draugų ir norite tikrai sočiai pavalgyti, tai galite naudoti kukurūzus pupelės. Kitas įdaras, jeigu pas jūs į bendrabutį ateina moteris, pavyzdžiui, ir reikia pagaminti kažką tai greito, skanaus, bet lengvo, tada įdarui bus be vištienos dar mangas ir šiek tiek, kad skaniau būtų bučiuotis, čili pipiro. Ir šiandien aš norėčiau pagaminti trečią būtent įdarą, tai iš avokado, kriaušių ir imbiero. Ir manau, kad jeigu į bendrabutį ateitų dėstytoja arba dėstytojas, tikrai galėtumėt juo pavaišinti. Tad pradėsime nuo to, kad reikia susipjaustyti smulkiai vištieną. Aš naudoju kulšelių mėsą, kadangi jinai yra sultingesnė. Tiesiog nuo kulšelės nuimame mėsą ir smulkiai supjaustome. Galite naudoti ir vištienos krūtinėlę, bet kaip ir minėjau, šlaunelė visuomet yra tiek gaminant ir vištienos kotletus, tiek ir gaminant kažkokį tai įdarą, visuomet yra sultingesnė. Aš supjaustau ir su odele, nes joje atsiskleidžia visas marinatas vištienos ir tiesiog pakapojame smulkiau, kad nepabėgtų iš mūsų tortilijos įdaras. Štai vištiena paruošta. Dabar mums reikės gerai prinokusio avokado. Jį perpjauname per pusę. Ne kartą turbūt laidoje jau rodžiau. Jeigu yra gerai prisirpęs avokadas, tai tiesiog su šaukšteliu jūs galite taip jį išimti. O jeigu negalite išimti, vadinasi, jis nėra gerai prisirpęs. Maža paslaptis. Neseniai viešėjau New York'e ir į darbą moteris nešasi tikrai ne obuolį ir ne bananą, o būtent avokadą. Ir pietų metu jos gražiai su šaukšteliu avokadą truputį papipirina posūdą, kai kas naudoja balzamiko dar actą atnešę mažom indelėje ir tiesiog su šaukšteliu gracingai jį suvalgo. Tai būtent jeigu norite būti niujorkietė arba studentė, kuri be proto myli New Yorką, tai žinokit, kad reikėtų valgyti tada avokadus. Dabar avokadą reikia susmulkinti smulkiau, arba galite net ir sutrinti. Taip, avokadas irgi jau paruoštas. Dabar kriaušė. Galite naudoti obuolį arba kriaušę. Aš naudoju kriaušę, todėl kad jinai yra sultingesnė ir saldesnė. Ir kriaušė puikiai tiks prie avokado. Taip pat galite kriaušę nulupti prieš tai dedant, bet man patinka ir su žievele. Ir taip pat supjaustome nedideliais kubeliais. Štai, kriaušę supjaustyta ir liko vienas paskutinių ingredientų, tai yra imbieras. Ir imbierą tiesiog nulupkite ir taip pat smulkiai arba sutarkuokite per tarkutę, arba supjaustykite. Aš nedėsiu juodųjų pipirų, o norėtųsi čia tokio lengvo azijietiško dvelksmo šitam meksikietiškam užkandyje. Tai tiesiog per mažą tarką sutarkuosiu ant mūsų įdaro ir suteiks imbieras lengvo kutenimo bevalgant šį užkandį. Taip, šiek tiek druskos ir visą įdarą gerai sumaišome. Ir jeigu neturite tortilijo, norit pasigaminti puikias salotas, štai jums yra ir salotas. Bet šiandien dienos užduotis yra šiltas užkandis ir todėl mes pagaminsime įdarytas tortilijas su šiuo salotų įdaru. Tai dabar reikės paimti keptuvę. Ją įkaitiname, įpilame šiek tiek aliejaus, tada paimame tortiliją. Jeigu tortilijos neturite, galite naudoti lavašą, bet tada iškepkite ne ant keptuvės visą tą gaminį, o orkaitėje. Dabar dedu truputį sūrio, truputį įdaro, tada vėl sūrio ir uždengiu, priploju. Ir tokį gauname kaip čeburėką. Taip, ir įkaitintą keptuvę dedu tortilijas. Ir apkepame porą minučių iš abiejų pusių, kol gražiai apskrus. Štai ir neužtruko ne 2 minučių ir tortilijos jau paruoštos. Dabar aš jas tiesiog išimsiu ant lentelės
ir supjaustysiu į 2 arba 4 dalis. Ir tortilė turi būti iš išorės traški, o viduje sultinga ir labai gardi. Tai dabar tortilės tiesiog dedu į lėkštę. Jeigu kažkur pasitaikė ir tėvai atvežė bazilikų, tai galite ir papuošti šviežiais bazilikais. Tiesiog vieną ant kito sudedam ir pašylęs bazilikas dar labiau suteiks aromato, išskirs savo eterinius aliejus. Štai toks mano tas greitas užkandis studentų vakarėliui, o kokį užkandį pagamins šios dienos svečiai, pamatysite jau sugrįžę į mūsų laidą po reklamos.